Sveiki, ačiū, jog prisijungėte į seminarą. Tikiuosi, mane gerai girdite. Jeigu turėsite klausimų ar komentarų, atsakykite juos į klausimų sekcijoje. Seminaro pabaigoje aš pasistengsiu į juos atsakyti. Gerai, tai šios dienos tema yra Fronius rezerva kaupiklis. Jis jau nenaujas, jį siūlome jau nuo pavasario. Jis tapo gana populiarus mūsų produktas, todėl dar kartą norime, jau apie Fronius rezervą jau pasakojau vasaros pradžioje berods, tai noriu dar vasaros pabaigoje pakartoti ir truputėlį išplėsti būtent šį seminarą apie mūsų Fronius kaupiklį rezervą. Taigi, šios dienos seminarą pristatau aš, Andrius, techninis patarėjas Baltijos šalims. Žemiau mano kontaktai, jeigu seminaro metu pamiršite ar nekils kažkokių klausimų, galite vėliau juos pateikti man. Tai pasistengsiu atsakyti, jeigu turėsite kažkokių specifinių norų įgyvendinti kažkokius savo sprendimus, taip pat galite susisiekti, pasistengsiu padėti rasti kažkokį sprendimą, kuris tenkintų būtent jūsų kažkokią viziją, kaip įgyvendinti savo sprendimą. Taigi, šiandien apžvelgsiu būtent apie pačią rezervą, sistemą, saugumą, montavimą bei paleidimą. Taigi, pradėsime nuo visos sistemos. Tai Fronius kaip gamintojas siūlo Saulės jėgainės, beveik visą Saulės jėgainės sistemą išskyrus modulius. Tai turime šiuo metu hibridinius invertorius Gen24+ bei Verto+. Tiesa, Lietuvoje Verto+ komercializuoti oficialiai galėsime juos pardavinėti nuo spalio mėnesio, kadangi laukiame dar vieno sertifikato, be kurio ESO nepriims. Tai greičiausiai vis tiek reikalaus to sertifikato, bet užsisakinėti Verto+ hibridinius inverterius jau galite dabar, klausti pardavimo partnerių ir jie jums pagelbės. Taigi, be šių hibridinių inverterių mes taip pat siūlome išmaniuosius skaitiklius, avarinio perjungimo jungiklius, taip pat elektromobilių pakrovimo stoteles, atnaujintas taipogi, bei šildymo sprendimus, vandens pašildymui bei šilumos siurblių valdymui. Bei, žinoma, kaupiklių sistemas rezervą. Tai šiandien ir truputėlį papasakosiu būtent apie rezervą kaupiklius. Taip, privalumai šio kaupiklio tai yra ir visos sistemos perkant viską iš Fronius kaip gamintojo, produktus nedėliojant iš atskirus komponentus iš įvairių gamintojų. Tai nusipirkus Fronius, kaip ir Fronius kaupiklį rezervą, jūs turėsite visą sistemą iš Fronius, tai visą pagalbą tiek paleidžiant, tiek priežiūros metu, tiek gedimo atveju, sulauksite visapusišką pagalbą tiesiai iš Fronius. Taip pat, žinoma, montuotojai gali pagelbėti, bet
nereikės nukreipinėti galutinio vartotojo ar montuotojo į kelis produktų gamintojus. Būtent viskas, visa atsakomybė keliauja iš Fronius. Taip pat su mūsų gaminiais, tai paleidimas lengvas per SolarStart programėlę, kaupiklio apsaugos klasė aukšta, IP65, temperatūrinis diapazonas, ją galima montuoti nuo -20 iki +50 laipsnių. Kaupiklis yra siauras, jį galima montuoti arti sienos, užspaudžiamas dangtelis, tai visi laidai pasislėpia. Taip pat ir šis kaupiklis turi LED ekraną, juostelę tokią, iš kurios galime matyti būseną kaupiklio bei kiek pakrauta ši baterija. Ir būtent šitas ekranas, šita juostelė ledinė iš tolo matoma ir galutinis vartotojas, žmogus iš tolo gali matyti, kiek jisai yra pasiruošęs galimiems energijos nutraukimams. Nereikia atsidarinėti programėlės, žiūrėti būtent kiek įkrautas kaupiklis. Taip, sistema visiškai integruota, puikiai optimizuota. Tai turime tokį sprendimą kaip Energy Cost Assistant, tai yra dirbtinio intelekto paremta sistema, kuri stebi vartotojo energijos įpročius, elektros kainas, gamybos prognozuoja, kokia bus gamyba ir iš visų šių parametrų sudėlioja optimaliausią kaupiklio pakrovimą. Tai yra, kada pakrauti, kada laukti, kada bus pakankamai saulės ir kaupiklį pakrauti iš saulės, kada, jeigu bus matoma, jog bus vartotojo poreikiai dideli energijos, o saulės nepakankamai, tai tada sistema nuspręs, jog reikia krauti iš elektros tinklų kaupiklį, tam, kad patenkinti. Na ir priklausomai, žinoma, krauti iš tinklų, bet priklausomai nuo energijos kainų. Būtent biržoje ir atsižvelgiant į visą šį kompleksišką duomenų srautą, būtent Energy Cost Assistant sudėlioja optimaliausią, pigiausią sprendimą, kaip kaupiklis turi būti kraunamas. Apie patį produktą, tai matot, pats kaupiklis yra gana siauras, matosi iš visų pusių, kaip jisai atrodo. Viena pusė lygi, kurioje visi laidai ateina ir pasislėpia po šiuo dangteliu. Kitoje pusėje yra kirtikliai bei paleidimo mygtukas. Taip, rezervo kaupiklis susideda iš modulių, modulinė koncepcija, tai mažiausiai 2 moduliai dedasi, tai mažiausias kaupiklis gali būti 6,3 kWh ir gali susidėti iki 5 modulių, tai yra beveik 16 kWh vieno tokio bokšto.
kaupiklis neturi kažkokio papildomo DC-DC keitiklio, tai kas įtakoja dar efektyvesnį pakrovimą ir iškrovimą efektyvesnį. Taip pat lydžio geležies fosfato elementų chemija užtikrina saugumą ir ilgamžiškumą. Būtent su šia technologija mes turime labai ilgą patirtį, daugiau nei 12 metų. Taip pat šie kaupikliai suderinami su Gen 24+ ir Verto Plus įvairiais avarinio maitinimo pasirinkimais. Modulinė sistema susideda, kiekvienas modulis yra po 3,15 kWh talpos, svoris modulio 33,5 kg, rekomenduojama montuoti 2 žmonėms, kad nepasitemptumėte nugaros. Kaip minėjau prieš tai, temperatūrinis diapazonas nuo -20 iki +55, o čia truputėlį prieš tai buvo 50, tai galbūt čia klaida, reikėtų pasitikslinti man dar. Bet optimaliausias temperatūrinis rėžis pačiai baterijai, pačiam kaupikliui yra nuo 15 laipsnių iki 30. Tai būtent dirbant šiame temperatūrinėme diapazone kaupiklis dirbs ilgamžiškiausiai, tai yra ilgiausiai dirbs ir sveikiausiai. Taip, įkrovimo, iškrovimo galia, tai priklausomai nuo kaupiklio dydžio, ar turėsime 6,3 kWh kaupiklį, ar turėsime beveik 16 kWh kaupiklį, nuo to priklausys ir kaip sparčiai galėsime krauti kaupiklį. Tai jeigu turėsime mažesnį kaupiklį su Gen 24 inverteriu, galėsime krauti iki 4,5 kW galia. O jei turėsime didžiausią kaupiklį, tai Gen 24 inverterių galėsime krauti iki 11,2 kW greičiu galia, kadangi Gen 24 turime 12 kW inverterį didžiausią, tai ir jis apribotas yra inverterio atiduodama galia į kaupiklį. Turėdami Verto Plus inverterius, jie yra nuo 15 iki 33,3 kW galios. Galėsime krauti 16,3 kW galia. Ši galia yra apribota būtent jau ne inverterio, o kaupiklio galia. Taip, jeigu vieną bokštą galime turėti iki 16 beveik kWh galios, tai galime visą sistemą turėti iki 4 bokštų ir iki 63 kWh galios. Svarbu, kad visi bokštai būtų vienodo dydžio, vienodos talpos. Jungiant daugiau bokštų, nereikia kažkokio papildomo skydelio, sujungimo skydelio, combiner boxo, kadangi jungiant iš inverterio ateina į pirmąjį visi laidai, tiek DC, tiek komunikaciniai, o toliau visi kiti DC ir komunikaciniai jungiasi tarpusavyje tarp kaupiklių. Taip, apie saugumą ir gyvavimo trukmę. Tai yra, mes turime vieną ilgą patirtį būtent su šiais kaupikliais, daugiau nei 12 metų. Kažkada turėjom tokias baterijas Fronius Solar Battery.
jos vis dar veikia ir iš to mes turime gana didelę patirtį būtent su šiais kaupikliais. Ką reikėtų atsižvelgti, ličio baterijos kaupikliai nėra visos vienodos. Tai yra prie ličio dažnai būna pridėta ir kitokių cheminių elementų, kurie įtakoja, kaip kokia ilgaamžiška ar saugi ta baterija bus. Tai ličio kobalto oksido baterijos dažniausiai smulkioje technikoje naudojama, telefonuose ar kitoje smulkioje elektronikoje. Fronius rezerva yra naudojama ličio geležies fosfato cheminė sudėtis, kas įtakoja ilgamžiškumą bei saugumą. Ličio, nikelio, magnio, kobalto oksido baterijos naudojamos dažniausiai elektromobiliuose, bet jos irgi yra kiek specifinės. Tai būtent ličio geležies fosfato baterijos pasižymė ilgamžiškumu ir saugumu. Tai, kas yra svarbiausia įsidegiant šiuos kaupiklius namuose. Taip, tai o kaupiklio tarnavimo laikas priklauso nuo būtent prieš tai minėtos celių chemijos, iškrovimo, įkrovimo lygio, kokia galia įkraunama, iškraunama, bei aplinkos temperatūra, bei kaip pats kaupiklis yra valdomas, tas pats šiluminis temperatūrinis valdymas. Ir visą tą atlieka kaupiklio BMS, tai yra ta viršutinė dalis Battery Management System. Tai yra būtent ne vienas elementas, nuo ko priklauso būtent kaupiklio tarnavimo laikas. Taigi, lyginant įvairius kaupiklius, negalima sakyti, kaupiklis yra lygu kaupikliui, jeigu, tarkime, paimant kažkurį vieną parametrą, tarkim, kad tai yra ličio kaupiklis. Taip, kadangi prieš tai minėjau, jog mes turime ilgamžę gana nemažą patirtį, tai jau yra daugiau kaip 10 metų patirtis, tai imant šią patirtį matome, jog jau po 10 metų vis dar turime apie 90% talpos pradinės. Tai yra realiais duomenimis, matydami ciklų skaičių, kiek įprastai yra atliekama per metus, nuo 100% iki 90% per 10 metų nukrito būtent talpa. Ir žvelgiant į ateitį, prognozuojam, jog po 5000 metų, tai yra po 20 metų, turėtų vis dar likti 75% pradinės talpos, tai yra, jeigu turėjome 12 kWh kaupiklį, vis dar turėtumėm turėti 9 kWh. Tai matom, jog ir po 20 metų, šiandien įsigijus būtent tokią kaupiklį Fronius, ir po 20 metų mes vis dar turėtumėm turėti didelę talpą. Tai čia toks kaip ir atsakymas kai kuriems skeptikams, jog
jeigu turime, matom, jeigu ten telefono baterija po 2 metų jau nebeturi tiek talpos, tai būtent naudojant Fronius kaupiklį namams, mes turėsime vis dar gana didelę talpą ir nereikės po 2 ar 5 metų jos išmesti, nes bus stipriai nukritus talpa, jinai vis dar mums puikiai tarnaus. Su rezerva kaupikliais mes matom, jog kadangi tai yra tos pačios chemijos kaupikliai, matom, jog ir po 6000 ciklų, tai yra daugiau negu po 20 metų, tikrai turėtų likti daugiau nei 60% pradinės talpos. Tai taip pat jinai turėtų likti vis dar ilgamžė, kaip ir senojo Fronius Solar Battery. Taip, apie montavimą ir paleidimą. Tai yra modulinė koncepcija, tai yra kiekvienas modulis dedasi vienas ant kito, susijungia be papildomų laidų sujungimo, tiesiog sustato vienas ant kito. Visi papildomi reikmenys, tokie kaip montavimai prie sienų tvirtinimai, yra viskas įtraukta, visa tai, ko reikia. Ir taip. Taip pat Fronius YouTube kanale galite rasti how to video, kaip atliekamas montavimas žingsnis po žingsnio. Tai galite susirasti, jeigu nerasite, galite į mane kreiptis, aš atsiųsiu jums nuorodą, kaip montavimą atlikti, kaip patį paleidimą. Kabeliavimas, tai kitoje pusėje, uždengiamoje pusėje galime rasti DC 1 ir 2 būtent kištukus tiesiai iš inverterio atvedami. DC2 naudojama sujungti su kitu bokštu, kitu kaupiklio bokštu. Čia matome RJ45 kištuką tiesiogiai pajungti su inverteriu, o šie išėjimai naudojami jungiant kelis bokštus, pajungiant tarpusavį. Čia galime rasti žeminimo sriegį žeminimui. Ir taip pat galite rasti ir servis pajungimą. Šiuo metu jisai yra neaktyvus, nenaudojamas, jisai paliktas tiesiog ateičiai. Taip, Gen 24 plus pajungimas Verto taip pat panašus, tai yra DC pajungimas kaupikliui pliusas minusas ir Modbus RTU pajungimas. Tai šis kištukas toksai išsitraukia ir ant jo galime rasti šiuos užrašus ir naudojantis šią schemą galime matyti, kaip reikėtų sujungti visus laidus tiek iš Fronius skaitiklio. Čia nuotrauka būtent S65 skaitiklio, čia 63A/3 skaitiklio, tai senesnio tipo skaitiklis, tai su paaiškinimais, kur kokį laidelį jungti, kur būtent pilot komunikacinės plokštės būtent pajungimo kištuke sujungti visus laidelius, taip pat ir parodyta, kaip sujungti ir su Fronius rezerva kaupikliu visus laidelius. Tai viskas gana nesudėtinga. Taip,
pajungimas štai toks. Paleidimo žingsniai, jungiame kaupiklį, paspaudžiame Start mygtuką. Tiesa, čia dar yra USB jungtis, bet jinai yra neaktyvi. Jos jinai nenaudojama šiuo metu, ateičiai yra palikta, galbūt kažkam sugalvosime ją dar panaudoti. Taigi, jungiam kaupiklį, šį kirtiklį, paspaudžiame Start mygtuką, kažkokio papildomo konfigūravimo šio kaupiklio atlikti su juo nereikia. Tada Gen24 Plus ar Verto inverteryje jungiam AC jungtį, DC jungiame dalį, dar pastikriname, ar inverterio programinė įranga yra 1.36 ar naujesnė, jeigu senesnė, tai atsinaujinti. Atsinaujinę prisijunkite tiesiogiai prie web vartotojo interfeiso, tiesiogiai prisijunkite prie inverterio. Ta patį galite padaryti ir nuotoliu per SolarWeb monitoringo platformą. Ir pridėkite papildomą komponentą Fronius rezervo kaupiklį. Taip pat per SolarWeb dar rekomenduojama ir atnaujinti patį kaupiklį. Taip, tai kaip minėjau, naujoji baterija rezerva jau yra prekyboje, galite įsigyti pas mūsų pardavimo partnerius. Taip pat daugybę įrašų galite rasti Fronius YouTube kanale, o daugiau mokymų, pristatymų, webinarų galite rasti užėję į fronius.com, prie Solar Energy skiltyje, keliaukite į instaliuotojų ir partnerių skiltį ir pasirinkite service support ir trainings and webinars. Ir ten rasite tiek gyvų prisijungimų, tiek gyvų galimybių atvykti į Fronius, tiek mokymų, tiek patyrusiems montuotojams, tiek tokių pradinių mokymų, kuriuos nuolat vykdome. Tai galite susirasti tenais. Gerai, dabar prie jūsų klausimų. Taip, matau vieną klausimą. Taip, būtų aktuali didesnė talpa nei 63 kWh. Ar yra planų, kad Verto Plus palaikys daugiau nei 4 rezervo bokštus? Šiuo metu ne. Ateityje yra planų didinti tą galią. Ar tai bus su rezerva, ar bus kiti kaupikliai, negaliu atsakyti dar. Yra tokių kaip ir vidinių gandų, galbūt bus galima keletą hibridinių inverterių apjungti, bet tai dar tik tai irgi. Tai yra kalbos ir tie daromi, aišku, kad yra įvairūs sprendimai, bet manau, kad ne anksčiau kaip žiemą, metų pabaigoje ar metų pradžioj nieko konkretesnio pasakyti kol kas negaliu. Žinoma, tai yra aktualu, tos didesnės talpos baterijos, mes tą žinome ir dedame pastangas, jo galėtumėm pasiūlyti didesnės talpos. Taip, kitas klausimas, jeigu aplinkos temperatūra gali būti -20
ar kaupiklyje yra pašildymas. Ne, nėra pašildymo, todėl ir paminėta, jog kaupiklis veiks būtent nuo itin žemos temperatūros, bet optimali temperatūra yra žinoma pliusinė minimum ten 5 laipsniai šilumos, tam, kad jinai nesusidėvėtų greičiau. Tai taip, techniškai kaupiklis gali veikti prie žemų temperatūrų, bet norint turėti ilgamžę kaupiklį, tai ne, papildomo šildymo kaupiklyje nėra, tai reikėtų jį sumontuoti būtent šiltesnėje aplinkoje. Taip, klausimų daugiau nematau, tai jeigu turėsite kažkokių papildomų, tai tikiuosi mano kontaktus turite, galite kreiptis. Dėkui tada šiam kartui uždėmesi ir lauksiu kituose seminaruose, kituose pristatymuose. Ačiū, geros dienos.